Nuo eko kašmyro. Tai pirmiausia turiu pasakyti, kad kaina šito eko kašmyro labai gera. Tai kilogramas šių siūlų kainuoja 110 eurų. Kilogramo tikrai megztukų jum nereikia, kalbam apie 300-400 gramų. Taigi kaina tikrai labai graži, spalvos ryškios ir kelios pastelinės. Štai šitos rusvos, kam reikia, tai tikrai paskubėkit, nes vienintelė ryte. Pilkos yra daugiau, ryškių irgi yra ir dar užsakiau papildomai, juoda, jinai visą laiką madinga, tik tai megzti sunkiau, o vasarą visiškai neblogai. Tai vat, kas nori juodo megztuko žiemai, reikėtų megzti vasarą. Rytėje šie siūlai tikrai visiškai neįspūdingi, bet štai kaip gražiai jie atsiskleidžia iš plovaus. Ir kiekvieną kartą plaunant, jūs matysite, kad jie vis gražiau ir gražiau atsiskleidžia. Metražas yra 600 metrų, 100 gramų. Tai reiškia, kad realiai galima megzti netgi vienu siūlu. Vienu siūliuku mezgant gaunasi tikrai visiškai neblogas rezultatas. Ir tikrai reikia megzti kiek galima laisviau, nes jie pasipučia, išleidžia pūkelį ir kad nebūtų galų gale veltinis, tai reikia tai įvertinti, būtinai nusimegzti pavyzdėlį, išplauti kelis kartus ir kuo stipriau, tuo geriau. Pavyzdėlį, tik pavyzdėlį, o paskui mezginį labai švelniai ir gražiai, geriausia rankomis plauti. Aišku, kas pasitikė savo mašiną, pirmin galima bandyti ir skalbimo mašinoje. Taip, jeigu mezgame rankomis, kaip sakiau, tai ir kas nemėgsta labai mažų virbaliukų, tai aišku, rekomendacija iš 2 gijų bus kiek sunkesnis megztukas, bet irgi lengvas ir labai smagus. Iš karto kilo klausimas, kas tai eko kašmyras, kas čia dabar su juo negerai, kodėl tokia kaina ir kas čia yra. Taip, tai yra perdirbtas kašmyras. Bet tai yra kašmyras, jis gal nelaikys mums 20 metų, bet tikrai jis yra pakankamai tvirtas ir labai gražiai atsiskleidžia.